Bet rimtas mano buvo atėjimas visgi 2006 metais buvo paruoštas automobilis, ir 2007 metais visgi startavom su naujutėlaičiu Mitsubishi. O kodėl Mitsubishis? Todėl, kad teko iki to laiko vairuoti jau daug greitų automobilių ir norėjau pradėti iš karto nuo pačio greičiausio automobilio, turint jį lenktyniauti. Tai gal buvo pagrindinis dalykas ir siekti aukštų rezultatų. Galbūt nuo pat pradžių, kada pradėjau važiuoti ralį, aišku, buvo periodas metai, kad aš važiavau su BMW automobiliu, mes važiavom su Tomu, su galia varomu automobiliu. Tiesiog tai buvo laikotarpis toksai perėjimas iš mano ilgos istorijos žiedinių lenktynių, perėjimas į ralį. Nors nepasakyčiau, kad aš buvau naujokas ralyje, nes grįžtant šiek tiek į istoriją, tai daug metų teko būti šturmanu. Mes kartu su Dolu pradėjome važiuoti ralį, bet aš buvau šturmano pozoj, Dovilas vairavo. Ir tikrai man ralis buvo ne naujiena, bet kada tu sėdi šalia, tai yra vienas dalykas, kada sėdi už vairo visiškai yra kitaip. Gal nurašęs esu nei vieno automobilio, kurio po to nebūtų galima atstatyti ir važiuoti toliau. Avarijų yra buvę, bet jų buvę nedaug iš tikrųjų. Lyginant su kitais lenktynininkais, kurie šiandien yra lyderiai, tai kiek aš kartais paskaičiuodavau, tai aš labai mažą procentėlį jų esu sugadinęs ir sugadinęs iš tikrųjų minimaliai. Aš turėjau iš tikrųjų garbės 2014 metais išbandyti Škoda VRC automobilį. Jisai, aišku, ne naujausio lygio automobilis šiandien dienai, bet tai vis tiek yra VRC automobilis ir to laiko VRC automobilis jisai buvo netgi daugiau prikimštas, vadinkim liaudiškai, elektronikos negu šiandien dienai. Ir man paliko iš tikrųjų labai didelį įspūdį. Tik tai tiek gaila, kad neteko pravažiuoti viso ralio. Aš gavau tą saldainį, bet jį labai mažai turėjau. Žiūrint nuo praeitų metų, tiesiog kažkokią gavau antrą kvėpavimą ir motivaciją važiuoti ralyje, nes šiek tiek buvo netgi tokių minčių, gal reikės, kad apleisti man po 2014 metų aplamai ralio čempionatą ir nebevažiuoti ralyje. Bet mano tiesiog tas, vadinkim, ne tik mano, bet mūsų ekipažo kartu su Tomu važiavimas, aukšti rezultatai, ne dėl to, kad kitiem nepasisekė, bet tiesiog mūsų šiek tiek progresas į priekį. Mus tiesiog sumotyvavo važiuoti ir šiemet. Girdžiu labai daug legendų sklinda, kad atvažiuos labai garsių lenktynininkų, labai stiprių. Tai iš tikrųjų sumotyvuoja pabūti toje aplinkoje, nes matant vien tai savus konkurentus, kuriuos mes labai gerai pažįstam, tai tiesiog toks kaip ir nuobodulys šiek tiek yra, nors žiūrint į šių metų ralio čempionato, kalbėsiu apie tą pirmą penketuką, tai šiandien jis yra tikrai labai stiprus, ko nebuvo gal kokius 4 ar 5 metus, tai tikrai nenuvertinu savo konkurentų. O žinant, kad jeigu tikrai tai bus, kad bus tiek tų garsių pavardžių, kurios čia yra diktuojamas, tai tikrai mes nuo pat pirmos dienos po Talas ralio jau ruošiam automobilį Utenos raliui. Pasakyti atvirai, esu vienas gal iš tų lenktynininkų, kuris nebeatsimenu mintinai greičio ruožų, nors esu pravažiavęs gal ne vieną kartą tą patį greičio ruožą, bet tiesiog neįsimenu jų. Kaip man būna keista, kai man, tarkim, pasakoja Vytautas Švedas mintinai Talas ralio po greičio ruožus. Įvažiavęs į tą greičio ruožą ir pamatęs tą aplinką landšaftą, aš atsimenu kai kurios vietas, jeigu tai yra greičio ruožas važiuotas, bet mintinai tikrai nebeprisimenu. Ir tiesiog dar šiuo metu ir net nežinau, kokie bus greičio ruožai. Lietuvoje ralio lenktynininkas, kas yra geriausias, tas, kuris atvažiuoja pirmas tą ralį. Bet šiandien dieną vis tiek galiu įvardinti Vytautą Švedą, nes šitas vyrukas tikrai yra nusipelnęs to vardo, nes jo biografija, jo visa sportinė karjera tikrai tokia, vadinkim, spalvinga ir jisai atidavęs labai daug savęs, technikos, avarijų ir viso kito, kad jisai būtų šiandien dienai toksai. Tikrai noriu paminėti tą patį Butvilą, kuris irgi pradėjęs nuo mažų dienų siekė to tikslo ir jisai tapo čempionas.
Jeigu tu tampi čempionu, tai tikrai tampi jo pelningai, tai jisai jo tapo ir tapo nestatistiškai, o iš tikrųjų važiuodamas greitai. Jeigu kalbant apie tą trečiąjį gerąjį, aš nežinau, jeigu mes kalbam apie šiandieną važiuojančius, tai tada norėčiau priskirti tą patį Deividą Jocių, kuris iš tikrųjų sugeba važiuoti labai greitai, bet pas jį nėra istorijos, nėra medalių. Bet aš kaip jam sakau, tu šiek tiek sulėtėk ir pas tave visi šitie dalykai bus. Utenos ralio organizatoriams norėčiau palinkėti, kad viskas praeitų sklandžiai, kad tas renginys jisai įgautų gerą statusą ir kad sekančiais metais, kaip jisai vėl vyks, kad jisai vyktų dar geresnis, dar šventiškesnis, kad nepamirštų, kad ralyje yra ir lenktynininkai, kad daugiau pagarbos būtų visgi lenktynininkam, nes tai yra pagrindinė varomoji jėga, aš tą sakiau visą laiką ir sakysiu, neužmirškime mes sportininkų ir tada ralio aplinka ir viskas tas, kas susiję su to gražiu autosportu, eis į priekį ir kils aukštyn. Tai didžiausios sėkmės ir visi, kad planai įsigyvendintų, ką jie yra suplanavę.